Sveiki žemės gyventojai. Šiandien darysime video, kaip programuoti arba resetinti high-tech servus. Tai dabar pasiemam kokią lazdelę ar atsuktuvą. Taip. Ką čia matom? Kur 100%, tai čia yra ant distancinio, kur tas yra čia. Va. Čia kur 100 ir galima iki 100 pem. Tai jeigu servas po 100% padaryta, jis vaikščioja 40 laipsnių. Jeigu ant distancinio padarai 100 pem, tada jisai vaikščioja po 65 laipsnius, ant 100 pem. Dabar imam istoriją, gal kokią pastavę. Dabar darom testą. Žiūrim, kaip šitas servas suprogramuotas. O, no. Biški mažokai kažko. Why? Gerai. Sustabdom. Dabar ant šito programatoriaus yra du jungtukai. Toks stumdomas jungtukas šone yra program ir test. Tai spaudi viršų ant program. Tada tai šitą vietą pasidarai video. Ne video, fotkę. Nes va šičia, kur minus PM5, tai kiek jis į kairę pasisuka ir kem 6 dešinio, 4000 čia yra jo centras. Tai čia pasidarai fotkę prieš resetindamas. Tada sukai šitą žemyn, eini antrą puslapį ir yra Factory Default Set. Spaudi mygtuką. Dabar rašo, kad paeiti į kairę, paeinam į kairę, rašo OK, į dešinę OK ir tada paspaust. Nu va, įsisaugojo. Čia dabar padarėm servui Factory Reset. Dabar einam ant test mode, žemyn paspaudžiam, einam ant auto. Ir čia yra keli nustatymai, jeigu iš šonus vaini, tai jeigu paspaudė ant to Extreme, Enter, dar kartelį. O, no! Veikia 100% servai. Bet kai pajungi per distancinį, jeigu ant imtuvo padarai 100 pem, tai tada jisai užkyla ant 100 pem. Čia dar galima, jeigu susistabdai, galim kažkaip pasilėtim tai va. Šičia. Ir dabar galima keisti va. Čia visokių testų galima padaryti, čia daugiau dalykų programuojasi, bet kiek pažiūrėjau, nelabai čia ko reikia. Tai va, dar kartelį. Ai tiesa, šičia, kur servas kišasi, tai reikia ant šito pirmo jungti. Čia parašyta, kur minusas, kur pliusas, o iš čia maitinimas. Maitinimą duosi iš beko ar iš kažkur 6 voltus jam. Tai dar kartą įsijungiam. Einam iš karto, spaudžiam į viršų ant programavimo. 5.7, nes šį čia galima matyti, kad šitas yra 5 serijos. Spaudžiam ant to. Va. Kai aš tą servą pajungiau pirmą kartą, tai taip ir buvo. 117, 4000 ir 117. Bet aš paskiau tiesiog pamažinau, kad tau padaryti video. Tai vėlgi einam į antrą puslapį. Factory Reset. Enter, prašo į kairę, į dešinę, Enter Writing, viso, job done. Tada galima pereiti į test mode, žemyn, galima ir manual eiti, spaudint manual ir va starankenėlę, va ir grinai va 100 ir 100. Ant distancinio va dar dasikelia biškį 100 pem, bet pastai ten 100 nėra, ten pastai kokie, daug dievė, 8%, jeigu juda. Bet va, kai nueisi į tą programavimą ir va šičia iš karto rašo, kiek jis yra suprogramuotas. Čia pasidaryk fotkę ir įdomu ant visų servų, kiek pas tave bus. Dar reikia pabandyti servą pasijungti, gal nuo Suchojaus sparno. Tai va, šiai dienai tiek reikalų, test, manual. Gal ir neblogas daiktas.
Tai va, manau, viskas paprasta labai ir aišku. Ačiū, kad žiūrėjote.